Lapkričio 17 daugelėje pasaulio šalių žymi Tarptautinę studentų dieną. Šiaulių kolegija šiai datai skirtą šventę surengė jau vakar. Popietė sujungė net du svarbius renginius. Prieš šauniausio studento rinkimus apdovanoti konkurso Mes už pilietiškumą laureatai. Konkursą inicijavo Seimo narys Andrius Šedžius. Jo įsitikinimu labai svarbu raginti būtent studentus kalbėti šią temą, nes tik nuo jų priklauso šalies ateitis. Kaip ir rodo pavyzdžiai, kad nesenai atšventėm Berlyno sienos griuvimo 20-metį, tai be studentų, be jų iniciatyvos, be jų pilietiškumo ši siena tikrai nebūtų griuvusi ir Lietuva turbūt irgi nebūtų iškovojusi nepriklausomybės, jeigu ne pilietiškai nusiteikę jauni, aktyvūs žmonės, studentai. Tai iš tiesų visi pokyčiai, kurie mūsų dar laukia, tikrai priklauso nuo jų ir visa Lietuvos ateitis jaunimo rankose. Konkursui darbus pateikė 33 studentai. Daugelis jų dirbo grupėmis. Buvo skirtos 3 prizinės vietos, kitiemsgi įteiktos Seimo nario padėkos. 3 vietą pelniusios grupės atstovė pasakoja, jog jiems dalyvauti tokiame konkurse buvo svarbu ne tiek dėl pergalės, kiek tam, kad sugriautų mitus, neva jauniems žmonėms nerūpi pilietiškumas. Peržiūrėjome savo visus atliktus darbus ir mes pamatėme, kad mes esame iš tikrųjų pilietiški, nors tai darydami mes apie tai visiškai negalvojame. Mūsų darbo buvo esmė ta, kad per paprastus mūsų studentavimo laiką parodyti tai, ką mes esame padarę, ką nuveikę, kur sudalyvavę, ką suorganizavę ir mes kiekvienam darbe pamatėme, kad mes viską darėme iš pilietiškumo pusės. Nes manau, kad studentas viską daro dėl pilietiškumo ir iš pilietiškumo. Konkursą inicijavęs Andrius Šedžius visiems dalyvavusiems studentams parengė neeilinę dovaną. Visi jie turės galimybę apsilankyti Seimo rūmuose ir net padiskutuoti su Seimo nariais pilietiškumo klausimais.